Sveiki! Spalio 28 dieną Vilniuje vyko Lietuvos humanistinės pedagogikos 4 skaitymai. Aš pati dalyvavau vienoje iš meistriškumo pamokų pas Tatjaną Morniną, kuri atvyko iš Klaipėdos ir ji pasakojo apie vaikus, iki mokyklinio amžiaus vaikus ir tai, ką su jais daro. Daug tėvų ir mokytojų, kurie nežino, kas yra humanistinė pedagogika, nėra patyrę tam tikrų renginių, nedalyvavę meistriškumo pamokose, dažnai užduoda klausimą, kasgi yra ta meistriškumo pamoka. Tai aš pabandysiu atlikti du užduotis, papasakoti, kas yra meistriškumo pamoka ir taip pat pasidalinti savo įspūdžiais apie Tanijos meistriškumo pamoką. Taigi meistriškumo pamoka tai yra tam tikras susitikimas laike, sakykime, 1,5 valandos, kai mokytojas praktikas arba kitas žmogus, kuris praktikuoja humanistinę pedagogiką savo kasdieninėje veikloje, asmeninėme gyvenime, profesinėje veikloje, papasakoja kokioje nors temoje, ką jisai veikia ir tuomet po truputėlį yra įtraukiami visi žmonės arba dalis žmonių, kurie dalyvauja meistriškumo pamokoje. Teko dalyvauti Maskvos skaitymuose, humanistinės pedagogikos skaitymuose Maskvoje. Tai vienoje meistriškumo pamokoje dalyvauja ir 50, ir 60 žmonių, todėl į aktyvią veiklą meistriškumo pamokoje buvo įtraukiami tik tais keli. Bet jeigu yra auditorija maždaug 20-30 žmonių, tai mes galime iš tiesų įtraukti praktiškai visus. Taigi Tania, pradėjusi savo meistriškumo pamoką apie vaikus, tiesiog pasakojo, kuo jį gyvena, kodėl jie tie vaikai yra svarbus, pasakojo savo ėjimą į mokyklą, ėjimą į darželį, kaip jinai elgiasi gatvėje. Tiesiog gavome tokius pavyzdžius iš paprasto žmogaus, paprasto elgesio, kuris iš tiesų buvo, tie pavyzdžiai buvo nepaprasti, tarsi tokie ypatingi. Mes labai dažnai kalbame apie vaikystę, apie nerūpestingą vaikystę, taip kaip ją reikia saugoti. Ir Tania mums užduoda labai paprastą klausimą, o kaip tą padaryti, kai aplinkui yra ir svetimų vaikų daug, kurių mes neapkabinsime, prie kurių mes negalime taip paprastai prieiti. Ir mes atradome puikų būdą mintise. Jeigu eina suglumęs berniukas arba verkiantis vaikas, mes jam galime mintise pasiūsti stiprinančių minčių. Laikykis vaikeli. Jeigu tai yra berniukas, kuris verkia, kuris kažkaip lūpytę savo kandžioje, mes galime jam va čia ir dabar pasiūsti stiprinančią mintį. Berniuk, tu tampi vyru, išlaikyk šią savo pamoką. Tai yra labai svarbu, ką mes galim patirti per meistriškumo pamokas, nes jeigu kalbam apie vaikus, tai vienoje ar kitoje veikloje, mažiau intensyviai, labiau intensyviai, prabunda ir mūsų vidinis mažasis vaikas. Ir humanistinės pedagogikos meistriškumo pamokos, jos ir skirtos, kad kažkas mumyse viduje prisižadintų, nes tai jau yra, bet kad kažkas tai prisižadintų. Mes svajojame apie planetas įvairias. Atrodytų visai ne į temą prie vaikų vaikystės kažkokia užduotis, kai yra rodomas kosmosinis paveikslas galaktikos. Ir Tania klausia, o kokias planetas jūs matote, apie kokias planetas jūs norite papasakoti, apie kokią gal planetą svajojate. Ir atsiranda įvairiausios planetos tiesos. Jeigu dar pagilintumėm klausimą, o kas tai yra tiesos planeta? Tai yra tokia planeta, kur gyvena žmonės tiesoje, bet tiesa žmonių neskaudina per prievartą, kur kažkas tai viskas labai teisingai vyksta. Taip pat Tania dalinosi, kaip vaikai kalba apie planetas, apie vaikystės planetą, apie draugų planetą, apie meilės planetą, rodė paveiksliukus, kaip vaikai piešia tas planetas. Ir taip pat mums vėl užrodo nuostabų būdą, kaip vaikus stimtelti mąstyti aukštesnėmis kategorijomis. Jeigu, pavyzdžiui, vaikai sako šokolado planeta, tai mes pasidžiaugiame, taip, gražu šokolado planeta. Bet kai kitas vaikas mums sako, pavyzdžiui, gerumo planeta, mes labai pasidžiaugiame. Ką tai reiškia labai pasidžiaugti? Išklausinėti. Gerumo planeta.
O, kaip įdomu, o tu papasakot gali daugiau apie tą gerumo planetą, o gal tu nupieši tą gerumo planetą. Vaikai, kokių jūs klausimų turite apie gerumo planetą? Taip, vaikas pasakęs idėją apie gerumo planetą gauna daug daugiau dėmesio negu vaikas, kuris pasakė idėją apie šokoladinę planetą. Ir taip mes vaikus skatinam mąstyti šiek tiek aukštesnėmis kategorijomis. Tai yra taip pat labai toksai praktiškas būdas, kuris yra ir paprastas, jis yra ir tikras. Ir mes jau, sakykime, 2 metodus galim gauti per 15 minučių iš karto, tai tam tikrus instrumentus galim susirinkti meistriškumo pamokoje. Kuo dar buvo unikali Tanios meistriškumo pamoka, ji buvo skirta galvojimui apie vaikus, apie savo vaikus, apie jau užaugusius vaikus. Ir kiekvienas žmogus, patyręs tam tikrą prisilietimą prie savo minčių pasaulio, jis kartu daro iš karto ir išvadas, tarsi reziumuoja tam tikrą savo patyrimą, ką jis iki šiol darė. Ir kai mes surinkome atgalinį ryšį iš dalyvių, tai jis buvo unikalus. Galim labai daug kalbėti, kas vyko meistriškumo pamokoje, kodėl vyko, kad muzika skambėjo, ypatinga muzika, ne bet kokia, o taip pat virpinanti vidinį žmonių pasaulį. Buvo rodomi labai gražūs vaizdai. Tania labai pasakojo atvirai apie savo patirtis, kaip jinai ateidavo pas darželinukus, kaip jinai juos apkabindavo ir kaip jai vaikai tyliai sakydavo, kad tokių gražių žodžių iš mamytės ar tėvelio negirdi, kaip tyliai priėjo maži vaikiukai sakydavo, ar tu dar ateisi. Tai yra toksai liudijimas, kad visa tai, ką daro mokytojas stovintis priešais mūsų auditorijų, visa tai veikia. Todėl tai yra meistriškumo pamoka. Parodo, kaip daro ir be jokio įrodymo, o per mūsų patyrimą, per mūsų kartu bendrą dalyvavimą, mes net nebejojame, kad iš tiesų tai, kas vyksta, yra tikra. Taip pat buvo labai svarbi užduotis, mums visiems susėdom į kelias grupelės ir buvo užleista graži muzika ir reikėjo piešti vaikystę, bet pagal tam tikrą instrukciją. Mokytoja sakė grožis ir mes tada pradėdavom piešti. Kai po minutės jį vėl sakydavo grožis, mes apsikeisdavom piešinukais. Vadinasi, aš gaudavau kaimyno piešinį, mano piešinį gaudavo kitas kaimynas ir kiek žmonių grupelėje, tiek kartų tenka pasakyti grožį, kad mano piešinys grįžtų vėl atgal pas mane. Ir tai ir telkia žmonės kartu, bet kartu parodo, kad tavo vaikystė tai ne tik tai, kad tu nupiešiai, tai dar indėlis ir kitų. Bet kokiu atveju tai buvo labai gražus toksai susikaupimas, skatinantis ir ramus veiksmas. Mes galėjom tiesiog pasinerti tą vaikystę. Po tokio pasinerimo mes gavome po debesėlį. Štai tokie debesėliai. Mes gavome po debesėlį ir mūsų mokytoja Tania paprašė, kad parašykit tokias frazes, kurios vaikus pakylėja link dangaus. Ką jūs sakote, ką jūs norite sakyti savo vaikams. Ir atgalinis ryšys yra iš tiesų fantastiškas. Tai čia ir dabar. Pamoka meistriškumo truko 1,5 valandos. Tai, ką parašo žmonės, yra labai unikalu. Aš norėčiau pasidalinti. Auk linksmai, nerūpestingai, tegul tavo širdelė prisipildo mamos meilės, švelnumo ir globos, tesaugo tave Dievas. Ir tai ne vienos mamos arba tėčio parašymas, tai yra parašymas mums visiems, nes šitie debesėliai ant didelio mėlyno dangus buvo visi užklijuoti ir mes galėjome juos perskaityti. Tai vadinasi, kažkas parašė tą sėklą, kuri jau yra ir ji gali tapti ir mano sėkla. Tai yra toksai pasidalinimas, dar ta šviesa yra labai svarbus. Palinkėjimas vaikams švelnių saulės spindulių, minkštos rasotos žolės, kad galėtum pasivolioti. Tavo širdyje gyvena meilė, prisimink tai. Kadangi Tania Murnina rusiškai vedė meistriškuмо pamoką, kai kurie taip pat jie rusiškai atgal atsakė. Дети мои, я вас очень люблю и буду учиться любить всем по небесному. Mes iš tiesų buvom prisilietę prie
prie tos dangiškosios meilės, kur netgi viena dalyvė savo refleksijoje parašė, kad mums nėra kito kelio, tik tais elgtis kilniai, būti kilniomis mamomis ir kilniais tėčiais. Kodėl? Kad mes nešokiruotumėm vaikų, nes jie atėjo iš dangaus, puikiai prisimena, ką reiškia dangiška meilė, dangiška draugystė, dangiškas pakantumas. Ir jie nesupranta, kodėl mes taip nedarom su jais, kaip jie buvo pripratę va ten viršuje. Dar vienas palinkėjimas vaikams. Дари радость. Ты всегда останешься в свете. Живи только по любви. Это единственный путь прожить эту жизнь. Полети в страну чудес и подружись с каждым духом. Taip pat buvo labai daug gražių atvirų išrašymų apie priėmimą vaiko toks, koks jis yra. Ir iš vienos pusės nebūtinai žmogus suaugęs yra tą priėmimą tokį besąlyginį pasiekęs, bet kaip teigia humanistinės pedagogikos praktikai, vien jau įvardinimas to yra labai labai svarbus. Kai mes įvardiname, savo pasakome garsiai, tai mes tarsi pripiešiame visą tą procesą ir jis su didesnė tikimybė įvyksta. Žodį savo, gražų žodį apie vaiką, kad aš tave myliu, tu man esi brangus, tu esi nuostabus, aš tavim tikiu, tu padarysi, tu pajėgsi, tau pavyks. Tas garsiai ištartas žodis yra labai labai svarbus. Taip pat buvo tokių gražių debesėlių, kur tikrai atrodo, kiekvienas galėtumėm savo išsirašyti ir namuose pakabinti gražiuosius paveikslus. Mažyli, tu esi nuostabus ir nuostabios, geros tavo rankelės ir meilės kupina širdelė. Apkabinu tave su didžiulė meilė, džiaugiuosi, kad esi ir apkabinu tavo rankelės, o tavo rankelės apkabina pasaulį. Skrisk, skvajok, tikėk savim mažyti, aš tavim labai tikiu, tu man pats brangiausias šiam pasaulyje. Tu esi saugus, pasitikėk, aš tave saugau. Mylėk gyvenimą tokį, kokį matai, jauti. Mylėk šį grožį, mylėk mane, aš tave labai myliu. Jaučiu, kada tau gera, sapnuoju, kai tau ne viskas taip. Šiandien aš turėjau galimybę apsilankyti vaikystės šalyje, kurią nešiojuosi savo širdyje. Martynai, kaip tau gerai, kad tu dar vaikas, ilgiau jau būk. Meistriškumo pamokos, kaip susidaro įspūdis iš dalyvių refleksijų, labai tikrai suvirpina visus ir po tokios meistriškumo pamokos visi išeina jautresni, geresni, atrodytų tik akimirkai, bet tik nuo mūsų su jumis priklauso, kiek ta akimirka užtruks. Meistriškumo pamoka yra unikali tuo, bet kokia meistriškumo pamoka, kuri pagal humanistinės pedagogikos kriterijus yra kuriama, tokia meistriškumo pamoka yra unikali tuo, nes tai yra gyvenimo pamoka kiekvienam ją patyrusiam. Ir netgi jeigu mes klausomės tik tais apie tam tikrus išgyvenimus kitų žmonių, klausomės apie tai, kaip vaikai mąsto, kiti vaikai, svetimi vaikai, mums visą laiką išnyra savo vidinėme pasaulyje vaizdai, o kurgi aš esu tame pasaulyje, kurgi yra mano vaikas, kaip aš su juo ilgiuosi, ko aš jam palinkėčiau. Tai yra didžiulis atradimų toksai laukas, nes kiekvienas žmogus meistriškumo pamokoje gali atrasti tai, kas jam yra svarbiausia, tai, ko jam dabar labiausiai reikia. Tai aš labai dėkoju Tanijai už šią meistriškumo pamoką. Mes tikrai buvom visi paskatinti pamastyti šiek tiek aukščiau už žemės paviršių, pagalvoti, iš kur atėjo vaikai ir ką jiems reikia duoti. Ir aš asmeniškai norėčiau tiesiog kreipiuosi visus suaugusius ir pasiūlyti jiems tokį žaidimą. Mes tikrai labai turim gerus ketinimus, pamokyti, pasakyti, kažkaip tai pastebėti, kad tik tam vaikui būtų viskas gerai. Bet jeigu mes galvojame, kad vaikas yra kažkoks tai nepilnas, nepilnavertis, dar jam kažko trūksta, dar jisai kažko daug labai nesupranta, dar jisai netobulas, mes tada jį užpilam tiesiog savo pastebėjimais. Tai tu valgai ne taip, tai tu žiūri ne taip, tai tu žiūrėk, tau trupiniai byra. Ir tai yra lavina tų pastebėjimų.
Bet jeigu mes žiūrim į vaiką kaip į tobuliausią Dievo kūrinį, kuris atsidūrė mano aplinkoje, mano rankose, kaip karalius, gerąja prasme karalius, ne kuriam reikia tarnauti bukai kažkaip tai, o mylėti jį ir gerbti jį, tuomet aš labai atsirinksiu, ką man sakyti, kada sakyti, o ko nesakyti. Ir tam tikrus dalykus reikia suvardinti, o kitus dalykus reikia rodyti savo elgesiu. Man labai patinka pasiūlymas mums suaugusiems. Yra 3 būdai daryti įtaką savo vaikams. Pirmas būdas – būti pavyzdžiu. Antras būdas – būti jam pavyzdžiu. Trečias būdas – būti jam pavyzdžiu. Aš jūs kviečiu labai atrasti humanistinę pedagogiką. Ateikite bet kurį organizuojamą renginį po humanistinės pedagogikos asociacijos kepurę ir atraskite meistriškumo pamokas. Jos yra tikrosios gyvenimo pamokos, kurios mus šiek tiek kilstelna aukščiau virš žemės. Iki.